Kauno LKK Aistės trečiosiose serijos rungtynėse tik po pratęsimo įveikė be Kristinos Palaimaitės į laikinąją sostinę atvykusias Utenos krepšininkės rezultatus 70-69 ir mažojo finalo serijoje išsiveržė į priekį 2-1. Visas rungtynes ekipos žaidė apylygiai. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus žaisti 1 minutę Jolanta Marmienė pataikė tik vieną baudą ir išlygino rezultatą 64-64. Utenos krepšininkės dar galėjo pasiekti pergalę, tačiau likus žaisti 29 sekundės Giedrė Kirstukaitė nepataikė nei vienos baudos ir komandoms teko žaisti pratęsimą. Pergalę išplėšti uteniškės galėjo ir per papildomą laiką, kuomet atsiliekant minimalių skirtumų šeimininkių gynėja Dovilė Saurazaitė nerealizavo baudų metimų, o kamuolį savo rankose ir 10 sekundžių atakai turėjo Utenos komanda. Visgi viešnia suklydo ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl bronzos. LKK Aistėms Santo Kockytė pelnė 25 taškus ir atkovojo 8 kamuolius. Kornelija Balčiūnaitė pelnė 13 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Utenai Agnė Žegytė pelnė 17 taškų. Sakyčiau, panos išlaikė daugiau gal jėgų paskutiniam sekundėm. Ir aišku, galima pasakyti teisingai, kai jūs pasakėt, kad fortuna mūsų pusėje buvo. Aš manau, kad pasiruošimas, klaidų analizavimas, manau, kad tas turėjo įtakos daugiau. Daugiausiai įtakos turėjo. Dovilės Saurazaitės išleidimas į aikštelę greičiausiai su kaupu pasiteisino. Su kaupu pritariu pilnai ir aš norėčiau dar palinkėti savo žaidėjam, tos, kurios sėdėjo daugiau ant soliuko, kad jų indėlis būtų didesnis. Toks pats kaip Dovilės, aš sakau, jeigu kiekvieną išėjus į aikštę atiduotų nors biškį savęs, būtų visai kitoks rezultatas, būtų lengviau žaisti ir tom žaidėjam, kurios žaidžia, kurios neša visą krūvį. O dabar galima tikėtis iš kitų rungtynių? Dvigubai sunkesnių rungtynių, bet mes tam pasiruošę. Kaip manot, ar paaiškės trečiosios vietos nugalėtojas? Duok Dieve, kad paaiškėtų. Ketvirtosios serijos rungtynės tarp LKK Aisčių ir Utenos ekipų vyks balandžio 26 dieną Utenoje.